Na ką investuotojai, tai už manęs labai gražus namas, taip, nauja statyba. Nu ir įsivaizduokit, kaina yra tik tai 2000 eurų už kvadratą su pilna apdaila. Netgi dabar 3 kambarių butą turim 72 kvadratų, bet čia išskirtinis variantas, jisai čia vienintelis ir yra, jau su baldai, su viskuo. Tai turbūt buvo paruošę tam, kad vedžiotų žmonės, rodytų šitą butą, būtų pardavimams. Ir jisai liko dabar vienas už 72 000 eurų. 3 kambarių. Tai ten dabar toks, pavadinkim, čia galbūt netgi yra toks poreikis 3 kambarių, nes šeimos būna atvažiuoja didelės, kartais su 2, kartais su 3 vaikais. Tai studija ir 2 kambarių butą ne visada jie telpa. Tai va, pasiskaičiuokit, pasidėliokit. Ir 145 000 3 kambarių butas ar 65 000 matėt yra studija be balkono, bet su tokiu, pavadinkim, tamsiu kambariuku, kur galima galbūt netgi sieną ten padaryti duris ir pasidaryti tokią atskirą kambariuką. Arba yra dar viena studija už 70 000. Tai va, tai pasiskaičiuokit, nes dabar, sakykime, nuo sausio 1 jau bus euras. Ir kaip sakiau, tikrai prisiminkit Lietuvoje, kaip, nežinau, pačius pirmuosius metus, 5-10 metų, pažiūrėkit, kiek per 10 metų pasikeitė kainos. Tai va, nekilnojamas turtas, jisai vis tiek yra ilgalaikė investicija, tikrai reikia investuoti mažiausiai 5 metams, nes visada būna kartais ir ekonominių krizių. Na ir manau, kad Bulgarijai, kai įsives euras, irgi bus toksai šokas žmonėms metus 2. Na ir va, pagal lyginant su Kroatija, tai kaip ir minėjau, jau į 3 metus matosi, kad ten žmonės jau atsigavo, algos irgi pakilo, žinoma ir kainos visur pakilo ir restoranuose, ir nekilnojamas turtas kyla. Ir dėl to, kai mes galim dėliotis iš vienos šalies į kitą, perdėlioti kartais lokaciją ir pinigus perstumdyti, prašau, geras variantas, ne? Ir kaip besivystančios šalis, kaip ir buvo kažkada Lietuva, kainos auga labai smarkiai. Tai Vilniui kainos tikrai jau nieko nestebina, ne? Labai panašios yra kaip Dubajui ar Tenerifei. Tai tikiuosi, priimsit teisingus sprendimus ir jeigu reikės daugiau pagalbos, paskaičiuoti ar padėti kreditą gauti, ar ten norit savo seną butą parduoti, prašau, visada kreipkitės. Pradžiai, žinoma, atlikim teisingai visus namų darbus, pasiskaičiuokim, pasidėliokim, verta ar neverta įsigyti tokį nekilnojamą turtą Bulgarijoje. Kas galvojat, kad tai yra labai toli? Aš čia vieną kartą skaičiavau su žmonėm, tai iš Vilniaus nuvažiuoti Palangą reikia ten panašiai 3,5 valandos. Tai panašiai, jeigu skristumėt su lėktuvu, čia reikia nuo Kauno ir Vilniaus skristi 2 valandas 20 minučių. Viskas, ir yra tiesioginiai lėktuvai sezono metu. Nes sezono metu taip, jau reikia skristi per Varną arba per Sofiją.